Tai ką, bičiuliai, sekmadienis, vlogas biškai prasideda kiek kitaip. Kai matė langai apšalę ir palauksim, kol atidirbs, galima pakalbėti apie tai, ką veiksiu šiandien. Tai kaip ir sakiau, praeitam vlogė grįžo slenksčiai. Tai taip, kad dabar važiuojam iki draugo, kuris įdėjo iš Anglijos į autobusiuką, Yamaha parvežė. Tai važiuojam iki jo, pasiemam slenkstukus, susikraunam į mašiną ir varom iki darbo greitai įdėti. Uždėti, ne taip pasakiau. Tai uždedam slenkstukus, viską filmuojam, viską rodom ir pamatysit, koks bus vaizdas pilnai padarytas iš išorės. Kur daugiau, jeigu nei dirbtuvės, atvažiuosim dėl slenkstukų. Saulė šviečia, oras gražus šiandien. Vidų vietos nėra, tai taip, kad bandysime užsidėti lauke. Tai statau jūs ant trikojo ir žiūrėsim, kad gausis. O turėtų gautis ledos. Tai kaip matot, įdarbinau netgi draugą, atvažiavo, taip pat kaltas, ne? Tai žodžiu, padeda prisukti apačioj 2 varžtelius ir bus viskas pabaigta. Tai jeigu ir jūs norite įsigyti tokius lenkščius arba tokį spoilerį, galite kreiptis į mus Facebook paskyroje arba Instagramo paskyroje ir rašykit su pageidavimais, tai pasiūlysim geresnę kainą negu šiaip perkant iš jų puslapį. Rašykit, nesikuklinkit. Tai kol draugas suka varžtus, galima papasakoti apie slenksčių kokybę, pristatymo būdus ir taip toliau. Tai kokybė tikrai labai gera, dėl to, kad viskas sueina gražiai ir užsisuka irgi į savo vietas, kaip ir priklauso. Vienas varžtas iš priekio eina į posparnio skylę, kitas varžtas eina iš apačios gale į slenkstį į originalias vietas. Tikrai neturėjau jokių problemų, apart kad vienam sunkiau yra užsidėti, dviese, aišku, lengviau. Labai patenkintas šituo pirkiniu, taip pat ir spoileris, kuris uždėtas buvo prieš tai, visi tarpai gražus, taip pat viskas laikosi iki šiol, nieks neatšoko. Šiaip aš asmeniškai nepabandęs produkto niekam jo nekišu, bet šitas išbandytas ir tikrai geras dalykas. Beje, gražiai atrodo, aišku, dabar trūksta ratų, ratai štai čia. Pagalvojau, kad turbūt juos dėsiu. Tai ką, labas rytas bičiuliai, sveikinamės iš One on One Customs dirbtuvių, šitų One on One Customs. Taigi šiandien yra pirmadienio rytas ir savaitė prasideda nuo įdomesnių dalykų. Tai yra mano golfelio čipavimo. Darys variklio remapą, darys dėžės remapą. Tai dabar yra po 9:15. Tai neužilgo važiuosim ir paliksim mašiną pas Kestą iš Wolftūnė. Sakė, padės su šiuo reikalu. Nežinau, kaip bus su pafilmavimu, nes sunku susitarti. Gal paliksiu kamerą ir jisai pafilmuos viską, kas vyksta. Gal taip ir daroma, ne? Pamatysim visą, kaip sakoma, užkulisius. Važiuojam, paliekam mašiną, žiūrėsim, kas gausis iš golfelio. Sakė 3PM, 3.7 arklių. Turbūt.
Taigi kita diena ir einu magą išjungsiu, paskui copyrightas bus. Magas pritildytas ir dabar trauksime T-Crossą iš pagrindinių patalpų į dažymo kamerą. Tai taip, kad statau jūs ant trikojo ir bandysime kažkaip dviese į kalną užsitempti tą mašiną. Tikėkime, viskas bus gerai. Štai ir mūsų tempimo automobilis. Tempsime su juo į kalną T-Crossą. T-Crossas viduje, Darius Poliukas išgyveno, sankaba išgyveno, tačiau neišgyveno puta. Tai po tokių tampimų, kad Poliukas tarnautų ilgiau, mums į pagalbą ateina Xado su atominiu metalo kondicionierium. Tai turim kondicionierių, kuris atnaujins mūsų Poliuko variklio detalės ir tarnaus ilgiau. Kadangi mašina pravažiavus jau 280 000, tai reikia ją mylėti ir gerbti ir užpilti biškį kondicionieriaus. Tai aišku, pirmiausia, ką turėjom padaryti, užgesinti motorą, pašildyti jį iki darbinės temperatūros, kad galėtume supilti kondicionierių. Žiūrėkis pakaimą. Turim gražią pakuotę, labai simpatišką, kai visą laiką pavostom. Seni problem. Tikrai turi būti 25 laipsniai, jo. Žiūrėk. Tipo rimtai ant tiek. Biški problem. Reikia skaityti instrukcijas, žodžiu. Kad jį panaudoti turi būti plius 25 laipsniai. Tai ką pašildom ir einam pilt. Tai ką pašildėm buteliuką, variklis darbinės temperatūros ir galim pilt. O jokios čia paslapties pilu dėl to, kad motoras jau pradeda kalent. Tai ką dabar užkuriam motoriuką, pašildom 2-4 minutės ir galim gazuot. Pažiūrėsim, ar dings kalenimas ar ne. Uik, tu net lempo šiut neišlėkia. O jeigu ir jūs norėtum įsigyti kažką panašaus, ar kondicionieriaus, ar pačio Poliuko, pas jos pasirinkimo labai daug, tai kreipkitės į Xado. O mes judame toliau ir einam klijuotis T-Crossą ar T-Rocką, nežinau, neesmė. Tiesiog reikia klijuoti. Prisižiūri pijus Instagrame bairių. Šildė biškai. Tai, bičiuliai, kaip matot, mašina paruošta dažymui, plionkės suklijuotos, viskas padaryta. Dabar ką tik nuvaliau ir einame dėti spalvą. Rytoj parodysim su laku.
Tai taip, kad einam pūsti. Tai kroso kėblas nudažytas, einam pasižiūrėti, kaip atrodo, spalvelė įdomi. Šiaip labiau norėčiau parodyti tada, kai bus surinktas, todėl dabar labai daug nerodysiu. Ir vakar tuo pačiu nudažiau 2 sparnus ir 2 duris. 2 duris, 2 sparnai. O šiandien rytas be nuotykių neapsieina. Taip kad atsikėliau, variau, užsikūriau polo, nes žmonai daviau golfą. Tai užsikūriu polo, važiuoju savo nusipirkti briketų į depo, nes reikia šildyti garažą. Nuvažiuoju į depo ir depo sandėly, tepalų bala pasipylė. Taip kad einam parodysiu, kaip atrodo motoras. Tai vaizdelį turim tokį. Tepalai, 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 tepalai. Čia net visur apsitaškė. Dirželis visas tepaluotas. Gal kas žinot, kas galėjo būti? Tepalas užšalta, kas? Parašykit komentarus. Įpyliau tepaliuko ir ką jūs manot, važiuoja toliau. Vat geras tos senos mašinos. Tai pakalbėjau su keliais žmonėm irgi, tai visi, kas sakė, tai manom, kad alsuoklis tiesiog užšalo arba apledėjo, nes mašina stovėjo savaitę. O dabar, kai biškį paspaudė šaltukas naktimis, tai greičiausiai, kad ir tai buvo. Pavažiavau, pakūrenau kurį laiką ir turbūt atšalo. O dabar važiuoju, vežu M6 ir tokios Toyotos dažus. Apie Toyotą dar jums nieko neminėjom, nieko nesakėm. Tai šito laukite ateinančiuose video. Važiuojame į Helviną, kaip ir sakiau, vežam dažus ir lauksim, kol padarys M6 spalva ir galėsim kažkokią jau uždėti, pūst. Taip kad duodam gazo ir greitai būsim tenai. Tai labas rytas, tai kaip ir žadėjome, padarysime keletą kadrelių su Mercedesu AMG C43. Tad važiuojam.
Tai ką, bičiuliai, kaip jums vaizdas gatvėje? Man tikrai geresnis, Dariui tikrai geresnis. Taip pat turėtų būti ir jums geresnis. Tai taip, kad šita mašinytė 110% baigta. Vaizdą man asmeniškai išpildėm taip, kaip priklauso pagal mus. Ir viskas. Jeigu norėsit įsigyti, rašykite mums, suvesim su pardavėju ir galėsite įsigyti savo gerą mašinytę. Tai ką, o mes važiuojam, pastatom atgal į vietą ir judame prie kitų darbų. Lekim. Tai ką, netikėtai į Lietuvą grįžo žiema, o mes gavom atgal kupė. Tai reikia uždėti rėmelį priekinį numerių, o dabar važiuojam į miestą, nes paskambino bičiuliai iš Chemical Guys. Tai turim nuvažiuoti ir parodysim, ką mes ten veiksim. Varom. Tai pralėkiam su TCR-u ir atlėkiam į mano senąją garažą. Kaip atsimenate, šitos gatvės pirmas Golfas išvažiavo tiesiai į Vokietiją. Tai einam, atsirakinam. Ir ten randam 124. Šitas ne mūsų. Einam, užsidėsim akumą. Ir bandysim išvažiuoti lauk. Excuse me. Kodėl čia lempos paliktos jungtos? Teisybės akimirka. Kodėl nesikuria? Kuriasi. Kuriasi. Dabar lauksim, kol pasikels, ne? Laukiam, kol pasikels. Benzas buvęs. Neger. Tu čia lieki ir važiuoji? Tai važiuojame, kas nutiko? Baigėsi kuras. Niekur neišvažiavus. Nu.
Neįsivaizduoju. Gavau pizdai. Todėl, kad sakė, negalima pilti į vandens bakelį. Tai toks reikalas, kad yra tokios taisyklės ir net parodyti, sakė, kažkur tais yra... Ne, sakė, maišiukai, įsidėti tą ir tada pilt. Kad tipo... Atsiprašom. Jinai... Žodžiu, sakė, jeigu nufotkintų kas nors, tai sakė, gautume baudelę. Negalima į vandens bakelį, bet į kanistrą galim. Keista. Sakau, čia neseniai pasikeitė įstatymai. Ne, sako, 25 metus jau tas. Kaip šitai parūpo, žinai. Nu, o pildavom lembai tokius, atsimeniu anksčiau. Tai ne. O tu nori, kad... O! Pyru, pjausim pijų. Jo. Gimė. Reikia... Trumpo. Trumpas. Tai palaikyti reikės, bet reikia, atsuktuvą dar. Užsikurs, bet ar pasikels, tai vat klausimas. Nu, bet nėra šalti tokie. Praeitą kartą atsimenu, tai šildėm net buvo šalę. Įrankį nusipirk biškį daugiau. Girdi, čia ne mano gražas. Aš šiandien dirbu. Suveikė. Kuro pripilimas suveikė. Bet siurbliai tai veikia. Siurbliai veikia, bet nurodo 0 PSI. Ai, 0 PSI rodo, ne? Na. Tuoj. Kaip visą laiką su chuligano problemėlė. Kiekvieną kartą, kai reikia važiuoti su juo, vis kažkas atsitinka. Tai šį kartą kuras į pabaigą buvo, neužsikūrė. Ir siurbliai, kurie į įsiplėtimo baką, kaip sakant, duoda atdačios. Viskas gerai, važiuojam, pasikėlė.
palik ją dirbti, jaučiu negesink. Tai ne, kiek čia važiuoti? Nes blemba sušils biškį tie siurbliai. Tai mašina ant ralo, Pijus įvaro Mers atgal ir galim lėkti į Chemical Guys. Stogo dar nėra. Kada bus stogas? Niekada turbūt. Tai va, kaip Darius sakė, važiuojam į Chemical Guys. Tenai paliksim chuligankę ir atsimsim pirmadienį. O kodėl? O todėl, kad filmuos reklamą. Ir prašė iš tikrųjų pirmo golfo, bet pirmo golfo dėja nebėra. Tai duosim chuligankę. Taip kad vežam, varom ir tuoj būsim vietoj. Taip įdomiau. Pasižiūrėk priekį. MT2 originalus. Čia SP2. SPML. Ai, aš tą turėjau, nu, iškreiksim. Aš nesu benistas. Mažas padarė, Mašina pas Chemical Guys ir neaišku, kada mes ją pasimsim. Todėl, kad nori palaikyti ilgiau, tegu laiko, mums dar geriau. Ir sekančios naujienos pamatysite apie Chemical Guys sekančiame mano video, nes atsirado bendrų projektų. Tai va, tai taip, kad mašiną paliekam čia, o mes šį video baigiame ir susitiksime tuo pačiu metu, tuo pačioj vietoj, tiek, kad kitą šeštadienį. Taip kad iki, nepamirškite subscribinti, laikinti ir komentuoti po mūsų video. Taip kad iki Chemical Guys ir iki jums.